žinokit, reikia... Šį kartą, paskutinį kartą Kodėl galima. jūs sakote, kad reikėjo būtinai remtis Skaitytės parodymus, o teismas nesirėmė tuo? Ten yra viskas išaiškinta, aš viską paaiškinau teismo posėdžio metu. Bet negirdėjau žmonės. Bet, jo, pasakykite... Tai dabar aš negaliu nieko daugiau paaiškinti, kadangi tai yra labai ilgai. Bet ar iš tiesų Kodėl jūs- nesirėmė tais parodymais? Mūsų nuomonė, taip, mes rašėm apeliacinį skundą, mes pasinaudojom tą įstatymę numatytą teisę ir mūsų nuomonė buvo taip. O kaip galėjo neišnagrinėti nesirėmė mergaitės parodymais? Aš jums noriu paaiškinti, kad tai yra mūsų nuomonė, kurią mes rašėme apeliacinį skundę. Teismas, kuris dabar išnagrinės bylą apeliacinė tvarka, viską išaiškins, išdėstys ir tada Bet bus kodėl aišku. jums abejonės kilo? Galite paaiškinti trumpai, ta prasme? Negaliu dabar paaiškinti, todėl kad neturiu įgaliojimų. Taip, bet kaip jūs galėjote teisme kalbėti, negalėjote? Teisme aš turiu įgaliojimus kalbėti. Kodėl jūsų nuomonė Žiniasklaidai apskritai, kalbėti aš vat, reikia neturiu iš tiesų- įgaliojimų, todėl kad pas mus yra viešųjų ryšių skyrius savivaldybėje, kuris... Bet čia porą sakinių pasakykite Tai aš jau tiesiog. jums pasakiau, atleiskit, ačiū, bet aš jau jums pasakiau keletą sakinių.